Švenčionių rajono miestų kultūros centruose vyko tradicinės meno mėgėjų šventės. Meno mėgėjų šventę penktadienį pradėjo Švenčionių kultūros centro meno kolektyvai, kurių pasirodymus su subtiliu humoru pristatinėjo humoro grupės Šmirgelis nariai. Išmanusis telefonas. Peticija iš tėvelio paėmiau. Sako, išmanus, bet tėvelis sako, kad nelabai blogingas. Kodėl? Sako, alaus neatnesa. Nedrąsiai į sceną žengė jauniausi vaikų ir jaunimo dainos ir šokio studijos atlikėjai. Gražiai į koncertinę programą įsipynė ir atviro jaunimo centro atlikėjai. Švenčionių kultūros centre yra net keli vyresnio amžiaus kolektyvai – Bočiai, Upelė, Kaimynai ir Trepsis. Jie irgi turi savo žiūrovus. Aukštą meistriškumo lygį demonstravo dainų ir šokių ansamblis Aukštaitija, užbaigęs Švenčionių kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų šventę. Kolektyvus ir jų vadovus sveikino ir dėkojo jiems už koncertą Lietuvos Respublikos Seimo narys Konstantas Ramelis, vicemerė Raja Krupenina, svečias iš Vilniaus Šarūnas Birutis, Švenčionių miesto seniūnė Ina Sinienė, o Švenčionių kultūros centro direktoriui Aurimui Baliukoniui buvo įteikta mero Vytauto Vigelio padėka už 15 kūrybingo darbo metų vadovaujant Švenčionių miesto kultūros centrui. Švenčionėlių kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų pasirodymą sujungė simbolinis gyvybės medis. Paimsim kvepiantį ruginės duonos kepalą ir visiems po lygiai padalinsim. Iš molinio ąsočio pavaišinsim šio medžio gaivia sula ir kiekvieno širdyje uždegsime po saulę. Pirmasis į sceną įžengė ansamblis Sudota. Saldžiai savo šokius atliko senjorų šokėjai. Labai daug aplodismentų sulaukė vaikų folkloro kolektyvo pasirodymas. Taip pat dainavo vokaliniai ansambliai Gabija,
ir svajonė. Švenčionėlių liaudies teatras suvaidino miniatiūrą. Trankia smagia muzika nuobodžiauti neleido liaudiškos muzikos kapelėje Uokyje. Visam pasauly niekas taip nemoka, kaip lietuvaitė šiaurės ir mylėt. Džiaugiamės ir sveikiname ateinančiais metais vyrų sulaukus gražaus 40-mečio. Pabradiškiai pasirinko kiek kitokį scenarijų. Čia prieš kiekvieno kolektyvo pasirodymą buvo pristatoma to kolektyvo istorija. Koncertą pradėjo scenos senbuviai, vyrų vokalinis ansamblis, kurį scenoje pakeitė moterų vokalinis ansamblis. Pabradiškiai į savo koncertą įtraukė ir filialų kolektyvus. Tiesiog nustebino Pavoverės jaunimo pučiamųjų orkestro pasirodymas. Magūnenkai iš Magūnų filialo atliko dainas lietuvių ir lenkų kalbomis. Džiugino Žeimenėlė, auganti dainų ir šokio ansamblio pamaina. Savo vietą koncertinėje programoje surado ir žmonių su negalia ansamblis Praeities aidai. Šokių kompozicijas pristatė Žeimenos, Ritmo ir Dionės kolektyvai.
talentingas žmogus gali atlikti tik savo balso pagalba, žiūrovai išgirdo Pauliaus Vilimo pasirodymo metu. Žiūrovams buvo pristatytas ir nesenai įsikūręs Pabradės kultūros centro džiazo big bandas su soliste Valentina Jaromskaja. Grojant orkestrui šoko gelmės šokėjos, o dainavo solistė Kristina Radžiukienė.